Sąnarių skausmas tai viena dažniausių ir aktualiausių problemų, su kuria susiduria žmonės. Ir ne, tai dabar nebe pagyvenusių ir ne senioro problemos. Su šia problema susiduria ir jauni, aktyvų gyvenimo būdą vedantis žmonės. Taigi dažniausios sąnarių problemos šiandien. Sėdimas gyvenimo būdas, ilgos darbo valandos prie kompiuterio, sėdimas darbas. Tai reiškia mažas fizinis krūvis, tačiau staigus fizinis krūvis arba jo padidėjimas, pasileidimas be tinkamo pasiruošimo į sporto sales taip pat gali pakenkti. Netaisyklinga laikysena ir antsvoris. Kiekvienas antsvorio kilogramas jūsų kelios sąnarius, tarkim, apkrauna maždaug 5 kg viršsvorį. Įsivaizduokit, koks tai krūvis jūsų sąnariams. Stresas veikia visas raumenų ir kaulų sistemą. Autoimuninės ligos, tokius kaip reumatoidinis artritas, pasireiškia net 30-50 metų amžiaus žmonėms. Jeigu tai anksčiau buvo senolių liga, dabar ši problema artėja. Ir pas mane jau yra klientų, kurie 30, 34, 28 metų turi reumatoidinį artritą. Degeneraciniai požymiai arba kitaip sakant sąnarių dilimas, liaudėje paplitęs ar ne, vyresnėme amžiuje, ypač kelių ir klubų sąnarių. Tačiau vėlgi šita problema aštrėja, susidūrus su mitybos įpročiais, žalingais įpročiais ir daugeliu kitų nesveikų, pavadinkim, gyvenimo būdų pasiekmės priežastis. Infekcijos, virusai ir bakterijos gali sukelti sąnarių uždegimus, tokius kaip buvęs kovidas, Laimo liga, gripas ir daug kitų dalykų. Beje, kada reiktų sunerimti? Jeigu skausmas trunka ilgiau negu keletą dienų, jau mano galva reikėtų atkreipti dėmesį. Jeigu atsiranda patinimas, paraudimas arba pakyla temperatūra, reiškia atsiradęs uždegiminis procesas. Jei skausmas trukdo jūsų kasdienėmis veikloms, būtinai parašykit man, susisiekit su manim, rasim bendrą sprendimą. Tuo labiau, kad visos sąnarių problemos išsprendžiamos.